po truputį įsibėgėjant deklaravimo maratonui, dar gal ir ankstoka, bet jau yra žmonių, kurie teikia deklaracijas tikėdamiesi gauti kažkokią tai išmoką ir nemaloniai nustemba, kad jiems ne tik tai, kad niekas negrąžins permokėto gyventojų pajamų mokesčio, bet ir patiems tenka susimokėti. Kokios buvo klaidos? Tai buvo, nepavadinčiau bendrai tų klaidomis. Dirbo dviejose darbovietėse, vienoje taikė neapmokestinamą į pajamų dydį, kitoje netaikė. Ir dabar kas nutinka? Sudėjus bendras metinės pajamas ir bendrą metinį neapmokestinamą į pajamų dydį, viskas persiskaičiuoja ir kadangi visus metus buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis, perskaičiavus, gaunama mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma. Tai žiūrėkime visą tai žymiai paprasčiau. Visus metus naudojotės didesnėmis pinigų sumomis, tai kaip ir beprocentinė paskola, o dabar atėjo metas tą paskolą grąžinti. Tais metais buvo galima tos pinigus įdarbinti, uždirbti palūkanų, o dabar tiesiog grąžinti savininkui. Aš ir toliau netaikyčiau neapmokestinamojo pajamų dydžio toje antroje darbovietėje arba abiejose, bet žinočiau, kad kitais metais teks susimokėti gyventojų pajamų mokestį. Na, o tiems, kurie papildomai vykdė veiklą, tai natūralu, kad reikia susimokėti mokesčius ir įmokas. Manau, kad tiek.